Šiandien dar kartą apie virusus, nes kiekvieną dieną vis atsiveria nauji gilūs suvokimai, kurie tik patvirtina tai, kuo visa žmonija gyveno, kokioje iliuzijoje buvome paskendę savo ar ne savo norų, bet visą tai pakeisti iš tikrųjų yra labai paprasta iš vienos pusės, o iš kitos sunku, dėl to, kad yra suformuota mūsų masinė sąmonė, mūsų masiniai įsitikinimai, kurie iš tikrųjų žmogui net neleidžia pasirinkti. Tikrai plačiai jau kalbėjau, kiek įmanoma, kiek man leidžiama yra apie iš esmės, kas yra virusas, ar ne, kur jis yra, kad jis nėra skirtas žmogui žudyti, žmogų pavergti, žmogų nuskausminti, žmogų susargdinti, kad iš tikrųjų tai nėra net dalelės, kurios sklando ore. Ore tai yra tik matrica, holograma, tik plazma, kuri mums padeda pakilti, pakisti, evoliucionuoti. Ir net reikia atmesti visus tas tokias įsitikinimus, kad galbūt čia kažkas stengiasi iš visų jėgų pakeisti arba parodyti, kad tai yra kažkas nauja. Ne. Mes žinome apie tai, kad mes visi ir ne kas kitas kūrėme savo realybę. Ir kūrėme savo iliuziją, kūrėme savo gyvenimą, kuriame mes gyvename. Mes patikime tuo, kas mums yra įduota. Iš tikrųjų, gilios medicinos tradicijos, kurios remiasi kinų, Tibeto, ajurvedos ar ne žiniomis, tikrosiomis žiniomis, neiškreiptomis žiniomis, visą laiką gydė ligos priežastį. Ligos, jeigu mes kalbam apie ligą. Liga tai yra tada, kada žmogaus kūnas serga, tai yra netenka energijos, jis neturi gyvybinių jėgų ir jam skauda. Rusų kalboje yra netoks, pas mus yra liga, nežinau kaip ją iššifruoti, o pas rusus yra balėzni, tai boli, skausmas, ar ne, susijęs su skausmu, su diskomfortu, su jėgų nebuvimu. Ir, sakykime, vėlgi tie patys virusai, kaip mes kalbam, ar bakterijos, tai yra visa tai, kas yra aplink mus. Tai yra visa tai, kas yra mūsų erdvėj. Visa tai, ką gamina mūsų kūnas. Įeidamas į tą holograminę plazmą, kaip ir kalbėjau, tai iš esmės mes paneigdami virusą ir bakteriją, jo bijodami, ar ne, mes jau paneigėme tą faktą, kad Dievo kūriniai, kūryba, vienokiu ar kitokiu formu ar išraišku, yra netobuli. Tai yra dalykai, kurių mes turime saugotis, kurių mes turime bijoti, kurie nereikalingi žmogui. Taip mums yra įteikta. Mes saugomės visais įmanomais būdais, įvairiausiais purškikliais, kvapikliais, chlorais, visokiais kitokiais, visokiom chemijom ir būdų, kad tik visa tai sunyktų. Mes kalbam apie tai, kad nevalia naikinti medžių, nevalia naikinti augalmenijos, nevalia žudyti gyvūnų. O kas tai yra, ką mes darome? Mes naikiname savo natūralią mikroplazmą, visą tai, kuriame mes esame, terpę, erdvę ir visą tai niekiname. Mes kalbame apie tai, kad reikia žudyti tą patį virusą savo kūne. Tai yra dedame įvairiausias cheminės priemonės, kad visą tai išnyktų. Virusas, kuris yra gaminamas mūsų kūne, kada mes patenkame tą virusinę plazmą vadinamą, jis padeda kūnui greičiau transformuotis, padeda kūnui greičiau įgyti tą vibracinį dažnį, kuris yra reikalingas tam, kad kūnas transformuotų ir galėtų gyventi jau toj naujoje terpėje, erdvėje. Jis sukelia uždegiminę reakciją, kur iš tikrųjų padeda vandens molekuliams suktis greičiau, tuo pačiu padeda greičiau perduoti tam tikrą informaciją, vieną priimti, kitą atiduoti. Mes naikiname, mes naikintojai. Mes kalbam apie meilę, apie gyvybę, bet iš esmės mes naikiname visą, kas yra aplink mus ir mumyse. Mes naikiname bakterijas, kurios yra mūsų kūne, kurios gyvena mumyse. Tai gal visą tai reikėtų pradėti naikinti mus, nes mes irgi esam kažkieno dalis.
gal nereikalingi, gal elgiantis ne taip, kaip turi būti, mąstantis ne taip, kaip turi būti. Bet ne, mus palaiko. Ne, mes čia gyvenam, mums leidžia evoliucionuoti ir mes vietoj padėkos mes nuolat engiame. Žinoma, galbūt jūs man sakysit, lengva kalbėti, kai esi sveika, arba lengva kalbėti, kai tavo vaikas šiuo metu ten nekarščiuoja, neserga, neturi to viruso, arba ten neviduriuoja, ar ne, dėl roto ir visokių kitokių virusų. Ne, netiesa. Mano vaikam taip pat visko būna, bet mes išeinam iš viso šitos erdvės. Ir aš jau kalbėjau apie tai, ar ne, kodėl vaikai serga vienom lygom, suaugę serga kitom lygom, kad daugumą dalykų mes, sakykime, atsinešam iš praeitų gyvenimų. Daugelį dalykų vaikai perima iš tėvų, tai yra, kai yra vaikų, žinokite, kad pirmiausia sirgs jūsų vaikas, norėdamas apsaugoti jūs. Taip veikia kosminiai dėsniai, visatos dėsniai. Bet kada mes kalbam apie virusą arba bakteriją, tai visą laiką jūs, kai pakeisite savo savivoką, sąmonę apie tai, kad jūs tuo negalite užsikrėsti, nes to nėra erdvėj. Bet tai reikalinga jūsų vaikui tam, kad jis pereitų į kitą evoliucinį etapą. Jūs tikriausiai tame jau buvote. Ta plazma jūs bet kokiu atveju, jūs toj plazma ir dabar maudotės. Ir kasgi vyksta, va dabar norėčiau pakalbėti apie tai smulkiau. Sakykim, paimkim tą patį roto, norovirusą ar kažką kitą. Mums yra įteikta ir mes tuo leidžiame savo tikėti, leidžiame savo gyventi, kad tuo įmanoma užsikrėsti. Ir sakysit, kaipgi tu čia gali paneigti, kai jeigu susirgo grupiai kažkas, visi būtinai susirgs, kai susirgo namuose, būtinai visi susirgs, nebūtinai. Visų pirma, išliks sveiki tie, kurie suvoks, kas vyksta, tai yra suvoks, kad tai yra tik įėjimas į tam tikrą plazmą, tarp kitko kalbėjau, kad rota nėra spindulinė plazma, tai yra tam tikra erdvė apimanti plazma, tai yra toje erdvėje turi susiformuoti atitinkamo dažnio matmuo, kad ta plazma ten būtų ir kad žmogus, realiai darželiuose, sakykime, ta plazma nuolat yra, realiai mūsų namuose ta plazma yra. Bet mes neužsikrėčiame, matot, man irgi, žinokit, sunku performuoti savo netgi kalbą. Jei įeiname ir mūsų kūnas pradeda gaminti tuos vadinamosius antiplazminius virusus, tada, kai atitinkam tą vibraciją, ar ne? Sakykime, mes vaikystėje arba ten prieš keletą metų jau tuo sirgom, kaip pavyzdys, bet mes tuo metu turėjome mažą lėliuką, kuris mums yra aiškinama, kad dėl stipraus imuniteto tuo metu nesusirgo, bet iš tikrųjų tai jisai nesusirgo todėl, kad jis buvo visai kitų vibracinių dažnių, jisai dar subtilausius pasaulio vibracinių dažnių vibravo. Tai bet praėjus 3-4 metam tas vaikutis, sakykime, pasiekia tą lygį, kada jisai turi transformuotis būtent šitą seka ir jisai, sakykime, patekęs į erdvę, darželį ar namuose, nesvarbu, kur jisai bebūtų, ateina momentas, kai jisai šitoje erdvėje, taip vibruodamas, jisai patenka į tą virusinę plazmą. Jo kūnas pradeda gaminti šitos plazmikus, ar ne? Kas tada vyksta ir kodėl mes sakome, tai jeigu tu kalbė apie tai, kad mes jau tai perėjome, mūsų kūnas evoliucionavo, bet kaip taip yra, kad vaikas susirgo, žiūrėk, mes irgi sergam. Ogi labai paprastai. Jeigu mes visų pirma, ką mes blogą padarome, tai kad kai šalia mūsų yra sergantis mažylis, artimasis arba šiaip svetimas žmogus, pas mus įsijungia savisauga ir baimė. Tai yra pati žemiausia vibracija, kokia pa žmogų gali būti. Tai yra mes automatiškai nužeminame savo vibracijas iš tų aukštų, meditacinių, maldinių, džiaugsmo, ar ne? Baimė. Toliau. Mes nustojame naudoti vieną pagrindinių gyvybinių šaltinių ir energijų, tai yra kvėpavimą normalų. Ir taip žmogus nemoka kvėpuoti. Ir taip žmogus per mažai gauna pranos. Bet kada šalia mūsų yra tokie, ar ne, tai mes kaip ir instinktyviai pradedame vengti atviro kvėpavimo, atvira gerklė, atvira nosime, piltais plaučiais, tam, kad mes neprisikvėpuotumėm virusų. Mes nusižeminame, ar ne, su baime, kad greičiausiai ir aš sirgsiu, pradedam formuoti mintį, pradedam formuoti savo sąmonę, kad greičiausiai ir man tai bus, dabar reikia pradėti kažką tai daryti, kad aš galbūt apsisaugočiau, galbūt dar kažką tai daryčiau, ar ne.
ruoštis jau tam, tai yra mes suformuojame iliuziją, kuri būtinai taip ir bus. Tai yra, kitas dalykas, pradam vartoti kažkokius tai cheminius preparatus, kurie taip pat mūsų vibraciją sužeminimą. Kas vyksta, vėlgi aš esu kalbėjus apie tai, mes galime vėl patekę į tą pačią plazmą, vėl pereiti ją iš naujo, bet tik tuo atveju, jeigu mes gebame taip žemai kristi iš savo pakilėjimo, kad vėl atitiktumėm tos vibracinio plazmos dažnį, ar ne? Tai, sakykime, tokiu atveju mes patys, nekvepuodami, bijodami, vengdami ir saugodamėsi kabutėse, mes nusižeminame ir mes vėl, kaip ir mes sakom, užsikrečiam, nors iš tikrųjų mes vėl perinam tą patį evoliucinį etapą. Tai yra vėl mūsų kūnas pradeda gaminti tas antiplazminės virusinės formas, būtybės mūsų kūne tam, kad priderintų bent jau prie to mūsų supančio virusinio dažnio, taip sakykime, plazminio virusinio dažnio. Ir būtų visiškai, ir va tokio atveju, sakykime, tu žinai, kad tu kaip ir priimi to žaidimo taisyklės, kurios yra suformuotos. Tai yra ta iliuzija, ką jūs besuformuosite savo mintise, kuo jūs betikėsite, tas ir bus. Ir yra visiškai kitas variantas. Jeigu tu suvoki, kad tai yra normalu, kad tai yra žmonijos raida, net ne tavo vaiko, ne tavo paties žmonijos raida, net visatos raida, kada tu, vėlgi sergant tavo mažyliui, tu kvėpuoji pilna burna, tu visiškai pasitiki kūrėju, tu nedarai iš to tragedijos, o tai priimi kaip gyvenimo tarpsnį ir jam dėkoji, kad bet štai tokia lengva, gražia forma yra leidžiama tavo vaikui pakilti. Tu suvoki, kas vyksta jo kūne, tu matai, kaip vyksta uždegiminė reakcija, tu matai, kaip gaminasi virusinės plazmos dalelės vaiko kūne, ar ne? Kaip sukelia uždegimą, bet tiesiog kitaip neįmanoma. Kūnas negali pasikeisti, fizinis kūnas dėja, kai kuriais momentais. Tačiau įmanoma tai yra apeiti, bet mes dabar ne apie tai, ar ne, apie standartą. Kada tu su meile ir džiaugsmu tai priimi ne su gailesčiu, o iš tikrųjų natūralia meile ir globa tam pačiam vaikui, kad tu jį nešioji, nebijai. Nes mes ką darom? Vaikas ir apsivėmė, mes toj puolam vėlgi dezinfekuoti, purkšti, kas natūraliai mūsų erdvė. Erdvėj net mažina vibracijas. Visur chemija, visur. Tai yra tai, kas mažina vibracijas, ar ne? Kad tik tai neišsiskleistų, kad tik visa tai nepasklistų po jūsų buvę. O turėtume elgtis visiškai kitaip. Daug daugiau meilės, maldos, meditacijos, meditacinės muzikos, aukštų vibracinių dažnių muzikos. Šitie smilkalai, ar ne, tai yra mūsų erdvės smilkimas, šventos žvakės, vandens vartojimas, tai yra visa tai, kas kelia vibracijas, kas padeda kūnui pakilti, kas padeda eteriniam kūnui išlikti aukštų vibracinių dažnių ir fiziniam kūnui pakilti, kas padeda nurimti, kas padeda priimti net ir tokią formą. Kol kas mano sąmonės tik tiek suvokia. Aš labai tikiuosi ir prašau Dievo, kad paaiškintų, o kodėl visą tai būtent taip sudėtingai kartais. Bet kol kas aš to nežinau. Ir viskas praeina sklandžiai ir lengvai. Ir kas yra svarbiausia, kad tada išsisklaido tas mitas, kad kaip yra viskas užkrečiama. Yra blogiausias momentas, tai yra dėtis kaukės, nustoti normaliai kvėpuoti, bijoti baimėje gyventi ir neleisti savo patirti netgi to. Ir dar kartelį norėčiau pabrėžti tos vėlgi meditacijos ir maldos poveikį, gilų poveikį ir suvokimą. Mėlieji, kol mes Dievo neprašome pasveikti, kol mes neprašome leidimo būti sveikam, kol mes netikime tuo, kad tai Jis viską valdo, nieko nebūna. Šiandien turėjau antrą kartą įsitikinti taip gyvai, kaip gali greitai meditacija ir malda, tikėjimas, tikras tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu
grąžinti tavo kūno sveikatą į absoliučiai stebuklingą, nuostabią kūno formą. Jau kalbėjau apie tai, kad kada slaugiau bobutę, ar ne, kada jau kovidinį skyrių, atrodo viską sąmoningai priėmiau, bet vienu metu buvau pradėjus jausti, kaip eina jau, ar ne, tie vibraciniai dažniai, aišku, savivoka, visi tie dalykai, apie kuriuos kalbu, viskas buvo priimta, bet didžiausias ir greičiausias poveikis buvo atsisėdus į gilų meditaciją, su violetinė liepsna, su pabuvimu sferoje, kai tu iš karto tą pačią minutę ateina toks jausmas, tarsi tave perlieja šaltas vanduo ir tikėjimu, pasitikėjimu ir prašymu pagalbos. Ir aš tada sėdėjau ir galvojau, kaip Dievuliai, kaip tai perduoti kitiems žmonėms, kad tai yra taip paprasta ir lengva. Kada tu išnyri tarsi, nežinau, kaip banginis naujam vandenyne. Ir viskas. Tai šiandien, sakykime, irgi pasidalinsiu dar tokia patirtim. 3 dienas, dar taip nėra buvę mano gyvenime, 3 dienas mane vargino migrena. Suvokiu migrenos priežastį, žinau iš ko ir kodėl taip gali būti, bet taip susiklostė aplinkybės, kad tas 3 dienas neturėjau galimybių atsisėsti į meditaciją. Ir šiandien, ir ta migrena, jinai buvo labai palyginti lengva, bet buvo galvos svaigimas, toks tarsi tu apgirtusi, tarsi tu tas nesvarumo būsena tokia. Suvokiau, mačiau, kas mano kūne darosi, bet aš tiesiog neturėjau galimybių. Ir pakako šiandien prisėsti, paprašyti širdies, priimti su tikėjimu ir pasitikėjimu ir meilė, priimti visą, kas yra, pasitikėti juo, kad jis tai daro iš didžiausios meilės, paprašyti tos malonės, ištirpdyti visą tai nuostabioje gydančioje sferoje, kai vėl pajutau tą patį pliūpsnį vandens, atgaivos, tarsi mano sprandas, kaklas ir galva atsipalaidavo tuo pat metu ir tarsi nežinau kas, atsistoji ir išeini, be skausmo, be sudėtingos savijautos, su didžiausia meilė, padėka ir tu net nesupranti, kaip ir už ką dėkoti. Ar gali būti viskas taip paprasta ir taip arti? Mylimieji, gali. Kaip tik šiandien skaičiau dar ir rožinį apie išgijimą, tai yra Tatjanos Mikušinos priimti diktavimai ir surinkti į rožinį. Ir apie rožinį išgijimas. Ir ten labai gražiai buvo frazė, kad tol, kol jūs nepatikėsite, kad Dievas gali jūs išgydyti, ir tol, kol jūs nepaprašysite išgydymo, net ir Dievas jums nepadės. Ir mes galime ieškoti daug gydymo būdų, metodų. Visa yra reikalinga ir net veiksminga, bet tik tada, kada Dievas leidžia. Tik tada, kada jūs gebate visą tai paaukoti Dievui ir suvokti jo galybę. Atėjo aiškus suvokimas, kągi aš veikiu gyvenime. Metafizinis gydymas, metafiziniai metodai, metafiziniai stebuklai, visa tai, kas yra aukščiau fizikos, visa tai, kas sujungia visas žinias, kurias gavau Tibeto, kinų, tradiciniai net medicinai, kad yra apjungiama dvasia, kūrėjas, siela ir kūnas į vieną visumą. Atradus gilumą, atradus priežastį, paprašant Dievo išgijimo ir tikint tuo, naudojant homeopatinius, gamtos duotus vaistus, žmogaus kūnas pasveiksta. Tai yra nuostabu, tie įrankiai, kurie yra duoti į rankas žmonėms arba žmogui, kiekvienam, kuris gali to išmokti pats, artindamas savo dvasią ir tikėjimą link Dievo, pasitikėdamas jų atvirą širdim. Ir atrodo viskas taip paprasta. Ir kokia tai didelė Dievo malonė. Linkiu kiekvienam pradėti mąstyti kitaip. Pradėti kurti savo gyvenimą kitokią. Išslysti iš iliuzijos yra be galo sunku. Nes aš žinau, kiekvieną minutę protas įsijungs.
nesąmonė, yra įrodyta, kad yra kitaip, va pati esu patyrusi. Jūs esate patyrę tai tik todėl, kad jūs tuo tikėjote. Ir pakeitę savo tikėjimą, galite gyventi visiškai kitą gyvenimą. To aš jums ir linkiu. Su didžiausia meile, Inga.